jūs visi čia sėdintis ir tie, kas žiūrit YouTube'ai šitą paskaitą ir jūs mokotės mokykloje, jums yra žiauriai naudinga šitą paskaitą žiūrėti iki galo, tai ypatingai tiem, kurie žiūri dabar Intike. Dėl to, kad po šitos paskaitos jums galimai gali atsiverti duris pokalbiai su savo tėvais. Diskusija apie savo tėvais, bandant surasti bendrų vardiklių, apie ką man yra mokykla, apie ką mokykla yra mokykla ir apie ką tėvam yra mokykla. Tai jo, ir apie ką padiskutuoti su jais jums bus aišku paskaitos gale. O šitą paskaitą, kas YouTube'ai žiūri, mokytojai, tėvai ir galvoja, ką dabar šitas bičas čia daro žalą mūsų sūnums ir dukroms, tai aš labai rekomenduoju pažiūrėti iki galo, nes viskas yra daug labiau komplikuota, negu atrodo iš pradžių. Tai paskaita vadinasi labai paprastai. 5 priežastys, kodėl neapsimoka eiti į mokyklą. Kodėl aš vedu šitą paskaitą? Pabandykit taip. Pakelkit ranką tie, kas į mokyklą, kas sutinkat su žodžiu reikia labiau nei noriu, kai tema liečia mokyklą. Kas labiau eina į mokyklą iš reikia, o ne iš noriu. Pakelkit rankas. Ok. Tai 9 iš 10 čia maždaug jūsų pakėlė. Taip visada ir yra. Kai aš nuvažiuoju į mokyklas, visur būna vienas ir tas pats. 9 iš 10 klasėje esančių ir mokykloje žmonių pakelia rankas. Kas iš jūsų dėl mokyklos reikalų vis dažnai turit kažkokių tai kivirčių su savo tėvais ir nefainų dalykų? Pakelkit rankas. Ok. 7 iš 10. Good. Ir pakelkit rankas tie, kas save mokykloje stabdot ir neleidžiat savo būti pilnai savim. Ir tiesiog laikot stabdį savo pasidėję. Ok, irgi panašiai. 7 iš 10. Tai dėl to aš ir vedu šitą paskaitą. Aš ją vedu dėl to, kad kai statistika yra tokia, kad 9 iš 10 iš jūsų neturi vidinio noro eiti į mokyklą, kažkas yra labai ne taip. Ir į šitą klausimą, atsakymo į šitą klausimą, kas yra ne taip, ieško švietimo bendruomenės, ieško pastoviai suaugę. Bet paaugliai tarsi lieka neišgirsti ir yra tarsi nurašyti, ai tai šitie nieko neišmano, jie yra nepagarbus ir niekam yra neįdomu, ką jie galvoja. Bet taip neturėtų būti. Dėl to, kad jūsų balsas yra neįtikėtinai svarbus. Ir apie tai yra žiauriai svarbu kalbėti, nes čia yra prasmės klausimas. Aš nerandu savy noro eiti į mokyklą, nes aš kažkodėl nematau tame prasmės. Man čia ateinant kalbėti pas jūs buvo šiek tiek baisu. Aš nejaučiau nerimo, bet man buvo šiek tiek baisu. O baisu buvo dėl to, kad šita tema yra ultra jautri. Aš paleidau postą soctinkluose ir jis ten belekiek šerų turi, belekiek komentarų visur šimtais po pasidalinimų ir ten, kur tėvai rėkia. Mokytojai rėkia, kad jūs esate nepagarbus, esate tokie ir tokie, tada mokytojai rėkia tą ir tą, paaugliai sako tą ir tą. Ir visiems yra negerai, visiems yra kažkas ne taip. Ir vis daugiau ir daugiau žmonių supranta, kad švietimo sistema tokia, kokia yra dabar, mes galimai esam kažkokioj pilkojoj zonai, kur, tai, kas veikia prieš tai, kažkaip nebe taip važiuoja, turim visokių šalutinių reiškinių mokymosi, kur didžiulė apatija, nenoras, nepagarba, mokytojai perdegė, tėvai nesupranta, kas ten mokykloje vyksta, bet nėra ir nieko naujo, kas pakeistų tai. Ir dėl to yra žiauriai svarbu kalbėtis, bet apie tai kalbėtis reikia taip jautriai ir man buvo dėl šitos priežasties baisu čia ateit, nes labai lengva įskaudinti žmonių širdis, labai lengva įskaudinti mokytojus, yra labai lengva įskaudinti jūs ir labai yra lengva įskaudinti tėvus. Nes visiems skauda šita tema, labai skauda. Tad dėl šitos priežasties aš ir vedu šitą paskaitą. O mano rolė šitoj paskaitoj yra nestovėti nei vienoj iš pusių šitų 3 pozicijų. Mano rolė yra pabandyti jums parodyti šiek tiek vaizdą iš viršaus, kaip visa tai atrodo. Kad jūs iš šitos paskaitos išeitumėt matydami platesnį vaizdą, kaip yra.
ir kodėl galbūt tai yra. Aš nesakau, kad tai, ką... Labai svarbu, tai, ką aš sakysiu, abejokit tuo. Nemanykit, kad tai yra vienintelė tiesa, nes tai nebūtinai turi būti. Aš su žmogu savo nuomonę ir aš savo nuomonę dalinuosi ir kurią grįsiu faktais tam tikrais, tyrimais ir literatūra. Bet tiesiog viską jūs turit perleist per save. Good? Tai važiuojam. Paskaitos turinys. Jeigu ką, čia yra Persėjas, čia yra Medūza, bet jei kažkas norėsit sužinoti, ką čia simboliškai reiškia ir kodėl čia įdėjau, tai čia po paskaitos galėsiu papasakot. Turinys. Aš labai trumpai pristatau turinį, tam, kad tie, kas žiūrit YouTube, galėtumėt pasirinkti iš karto, į kurią vietą norit šokti, bet aš labai nerekomenduoju jums to daryti. Nedarykit taip, kaip jūs savo visą gyvenimą darot, kai tiesiog pasirenkat išgirsti tai, ką jūs norit išgirsti, kad tai patvirtintų jums tą žinojimą, kurį jau turit. Nedarykit taip. Išklausykit viską iki galo ir pamatysit, kas su jumis atsitiks. Šita paskaita truks apie valandą 10. Tai labai verta, labai kviečiu. Tai paskaitos turinys. Pirmą mes pakalbėsim apie tai, kokia buvo pirmoji mokykla ir kaip jie keitės. Ir šitą mes prašoksim greitai, bet mums labai svarbu suprasti, nuo ko viskas prasidėjo. Tada kaip šiandieninė mokykla skiriasi nuo pirmosios privalomosios mokyklos. Pereisim prie 5 priežasčių, kodėl neapsimoka eiti į mokyklą. Kodėl mokykloje nėra prasmės, kokios kompetencijos bus reikalingos ateities žmogui ir galų gale, kodėl man gali apsimokėti eiti į mokyklą. Tai prieš pradedant, čia yra toks jaunuolis, čia aš 1 klasėje, mano pirštai tokie surakinti, nes jaučiau žiauriai nejaukiai ir aš manau, kad mano pirštai yra priežastis, dėl ko jie uždėjo liūtus. Aš manau, jie taip sujungia. Tai čia aš esu 1 klasėje. Čia aš esu 7 klasėje. Gerai, ne? Ir čia aš jau esu gimnazijoje kažkur. Jau daraus panašesnis. Kiekvienas iš jūsų irgi keičiatės. Kodėl aš jums tai rodau? Prieš pradedant pasakot apie temą, kurioj esat jūs, aš turiu moralinę pareigą papasakot, koks aš bent trumpai buvau toj sistemoj, kurio jūs dabar esat. Ir neturit išeities nebūt. Tai, kai aš buvau pradinukas, tai mano mokykla buvo viskas fainai, per daug klausimų nekėliau. Tiesiog ėjau ir norėdavau eiti į mokyklą. Tačiau kažkas, kai pasiekiau maždaug 7 klasę, mano viduj pasikeitė ir man mokykla tapo tiesiog dalykas, kurį reikia būt. Aš ateidavau ir mano geriausias būdas, kaip tvarkyti su buvimu mokykloje, būdavo per pamoką su suolo draugu Vicioku Vytautu, palauk, kur yra Vytautas. Prieki sėdi tas, tarp žalios merginos ir tamsiai merginos. Mes kalbėdavom apie World of Warcraft, kaip ten geiminam ir panašiai, kaip grįžę namo geiminsim. O pačioj mokykloje tuo metu mano pagrindinis tikslas buvo nesimokyt, man buvo daug svarbesnių dalykų. Man buvo svarbesni dalykai, kaip patikti kiečiausiam bičiam klasiai, aišku, kurie, ne? Kaip prie jų pritapt, kaip man padaryti, kad mane įsimylėtų mergina, kurią aš įsimylėjau. Čia mano štai nuotrauka yra mano pirma meilė. Ir man tai rūpėjo tuo metu mokykloje. Tai kas vyko pamokose, buvo 100 metų. Ir kažkodėl nelabai daug žmonių ir sugebėjo man papasakot, ką aš galiu iš ten gauti, išsinešti. Tai aš tiesiog plaukiau. Ir taip plaukiau iki 12 klasės. Ir patikėjau tuo, kad aš egzaminam galiu pasiruošti tiesiog iš pasiruošk egzaminam knygos. O mokykla tiesiog praeis. Tai realiai taip ir buvo. Pasirašiau iš tų knygų, išlaikiau egzaminus, išskyrus lietuvių kalbos egzaminą. Neišlaikiau lietuvių kalbos egzaminą, surinkau 0 balų. 0 balų. Nors perskaitęs visas privalomas knygas buvau. Viską. Dėl to, kad aš kiekvienam sakiny padarydavau po belekiek klaidų ir tiesiog manęs nepraleido. Laikiau mokyklinį egzaminą, gavau 6. Įstojau tada į Vilniaus universitetą filosofiją vien dėl to, kad tuometinis mano geriausias draugas irgi ten įstojo. Aš nežinojau, kur noriu stoti. Tai stojau belekur. Aš visiškai nesupratau, apie ką aš esu. Viskas, ką aš supratau, tai kaip aš noriu, kad kiti žmonės mane matytų. Ir pagal tai aš tada visą laiką elgiausi.
Ir man buvo žiauriai sunku suprasti, ko aš po velniais noriu. Ir tiesiog ėjau paskui visus ir bandžiau tiesiog išbūti sistemai. Mokykloje mokiaus taip, kad mano tėvai būtų patenkinti ir man neknistų daug proto, kai aš grįžęs namo noriu sėdėti prie kompo, o savaitgaliais varyti su chebra tūsintis. Čia būdavo mano pagrindinis tikslas. Ir aš nevertinu tuo, kad tai yra gerai ar tai yra blogai, aš tiesiog dalinuosi su jumis, tai buvo. Tai yra mano tokia patirtis. Ir ji nei gera, nei bloga, nei jūs taip turi daryti ar neturi daryti. Jūs darysit taip, kaip jum atrodo geriausiai. Tačiau mano pareiga yra pasidalinti prieš jum dėstant apie mokyklą, tai kokiam santykiai aš buvau mokykloje. Suprantat? O kodėl tai yra svarbu, mes prieisim, kai kalbėsim apie 5 priežastis, dėl ko neapsimoka eiti į mokyklą. Tai toks buvo santykis mokykloje. Ir kai aš neišlaikiau lietuvių kalbos egzamino, aš po pusės metų supratau, kad aš filosofijos tikrai nesimokysiu. Ir nes aš norėjau įstoti į karo akademiją. Čia jau nebereikia apibraukti veido, nes jis yra apibrauktas. Čia aš karo akademijos 3 kurse. Ir supratęs, kad aš be lietuvių kalbos egzamino neįstosiu į karo akademiją, tada aš pusę metų mokiaus gramatikos, išmokau tą gramatiką, nes supratau pagaliau, dėl ko man reikia, nes atsirado tikslas ją mokėti. Ir tada aš ją išmokau. Ir tada perlaikiau egzaminą. Nes kol aš nežinau tikslo, man buvo dalampački. Ką man tai daryti, jeigu aš nematau savo vidinės prasmės? Man visi sako, kad reikia. Pavyzdžiui, dabar aš rašau tekstus, rašau straipsnius ir aš nuo to kaifuoju. Blemba, kaip lūžta balsas. Nuo to kaifuoju ir man tai žiauriai patinka. Tačiau aš išmokau rašyti tik tada, kai pamačiau prasmę. Kodėl aš turėčiau rašyti? Iki tol to nesupratau. Ir kodėl aš įkėliau nuotrauką iš karo akademijos? Dėl to, kad karo akademijoje man visiškai pasikeitė požiūris į mokymosi kaip fenomeną. Kai būdamas 2 kurse aš patyriau panikos ataką ir pradėjau vaikščioti pas psichoterapeutę Rositą Kanapeckaitę, kurį aš ją vis vadinu savo pirmąją mokytoją. Ji man atvėrė duris, akis atvėrė į tai, kad daug svarbiau yra išmokti dalykus apie save, kaip aš veikiu, kodėl aš taip veikiu, kaip aš reaguoju, kaip aš norėčiau reaguoti, negu mokytis dalykus, kurie yra apie išorę. Nes kai aš suprantu dalykus apie save, kaip aš veikiu, kodėl taip veikiu, kas man patinka, kas man nepatinka, kas mane veža, kas ne, tada tuos dalykus, kurie yra apie išorę, išmokti tampa daug paprasčiau, nes aš tuomet atsirenku, kurie yra apie mane, o kurie galbūt apie norą kažkam patikti, tikti ir panašiai. Tai tuom karo akademija man buvo labai naudinga, nes man visiškai pakeitė požiūrį į mokymąsi. Aš pradėjau daugiau laiko skirti savo, o mažiau bandymui išmokti dalykus, nes kiti sako, kad reikia išmokti. Ir tada dalykai pradėjo keistis. Labai stipriai. Good. Tai tiksliau ne kodėl, o kokia buvo pirmoji mokykla ir kaip ji keitėsi. Tai apie tai pakalbėti yra svarbu, nes dalykai, kai jie prasideda ne veltui. Jie yra pastatyti ant kažko. Tai mokykla buvo sukurta tokia, kokią mes žinom šiandien, dėl tam tikrų priežasčių. Kažkas žinote apie tas priežastis, kaip dabartinė mokykla, kodėl jie atsirado? Čia tas Rockefellerių reikalas, ne? Ok. Gerai, mes prie to prieisim ir šitą temą tikrai paliesim. Tai mums labai svarbu išsiaiškinti, kodėl jūs esat sistemoje tokioj, kokio jūs esat dabar, vardant to, kad jūs suprastumėt, kaip toliau su ją būt ir kaip jo ieškot prasmės. Ir kodėl ją neapsimoka eit. Arba kodėl apsimoka. Tai, kai aš kalbu apie mokyklas, aš kalbu apie vakarų kultūrai būdingas mokyklas, tai jos siekia antikinę Graikiją, 5 amžius prieš Kristų, ir buvo toks terminas paidėja. Paidėja tai yra terminas, kuris reiškia universalus ugdymas. Ir tai jokiais būdais nebuvo tokia tarsi fizinė mokykla, kur jūs kaip dabar ateina, ten yra programa ir jūs ten leidžiat laiką. Ne, ten buvo toksai, kur susirenka tiesiog čiuvakai, kažkur pačilint, pakalbėt, ateina jaunų žmonių ir jie ten kalbasi. Kalbasi apie ką? Kalbasi apie visus dalykus, kurie susiję su protu, su siela ir su kūnu. Ir tai nebuvo privaloma. Tai buvo galimybė elitui. Ir ko jie ten pagrinde mokės? Tai mokės retoriką,
poezija, filosofija, muzika, sportas, matematika, bendruomenės reikalai. Tokių dalykų. Biškai kitaip, negu jūs dabar mokotės, taip? Po to atsirado Platono akademija, atsirado vėliau jo mokinio Aristotelio licėjus. Ir čia buvo vietos, kur ateidavo mokytis tuometiniai laisvi žmonės, nes tuo metu buvo dar vergų visuomenė, laisvi žmonės, kurie norėdavo erudicijos. Ir tai būdavo prieinama tik tiem, kurie to nori, ir elitui, galima taip sakyti, dažnai jie buvo laikomi nesupratėliais. Nu ko jūs čia einat, į ką jūs čia norit gilintis. Ir ten buvo mokomi žmonės kelti klausimus. Jūs dabar mokykloje moko ieškoti atsakymų. Ten buvo mokomi žmonės kelti klausimus, mokomi mąstyti, mokomi būti smalsus, labai stipriai abejot ir kitaip sakant būti nepatogus. Ir viso to tikslas buvo tam, kad formuoti žmogaus vidų, nežinoti dalykus apie išorę, o formuoti vidų kaip asmenybę. Nes buvo manoma ir tikima, kad suformavus tvirtą asmenybę ir tvirtą žmogų, kuris pažįsta save ir žino, kodėl jis veikia, turi vertybinį stuburą, toks žmogus bus naudingiausias bendruomeniai. Ir čia einam į kitą, kad paruošti piliečius valstybės reikalam. Ne tai, kad išmokti kad tu būtum nuostabus darbuotojas, o žmogų gebantį mąstyti ir būti nepatogiam, kad jis galėtų padaryti pokyčius. Ir galų gale tam, kad perdot kultūrą, tai tuometinius mitus, istoriją ir vertybės. Tada, viduramžiai, mokyklos buvo perkeltos į vienuolynus, tam, kad būtų ruošiami raštingi dvasininkai. Ir tada dar pradėjo Europai kurtis pirmieji universitetai, bet tai jau buvo vieta ne mokykla, o tai jau, kai jūs pasiekė tam tikrą brandos etapą, einat į univerą. Ir šitoj vietoj vis dar mokslas nebuvo privalomas. Moderni mokykla, tokia kokia yra šiandien, ji pradėjo formuotis tik tais 19 amžiuje. Tai čia porą šimtų metų atgal. Ji pradėjo formuotis. Dabartiniai Prūsų imperijoje buvo pradėta reforma, reikėjo paruošti drausmingus, laiku viską gerai darančius žmonės ir dėl šitos priežasties jie įkūrė pirmąjį vakarų kultūroje privalomą darželį, į kurį turėjo eiti visi. Darželį. Viskas prasidėjo nuo darželio. Matot, maži vaikai. Tai kodėl šita mokykla tapo privaloma? Tai pirmiausia dėl to, kad reikėjo stiprinti valstybę, o tam reikėjo drausmės. Kai vyko Napoleono kurstomi karai, Prūsija suprato, čia jau po tų karų, kad mums reikia drausmingų kareivių ateičiai, nes kitaip bus šakės. Ir todėl iš vienos pusės taip atsirado darželis tam, kad jauni žmonės būtų iš karto disciplinuoti ir lipdomi kaip ateityje galbūt būsimi kareiviai. Ir kitaip sakant, valstybė pradėjo formuoti žmogų naudingą jai, bet naudinga labiau iš tokio santykio per išorę, o ne per žmogaus vidinį pasaulį, kai buvo bendruomenės reikalam antikiniai Graikijoje. Kita priežastis, tai čia tą, ką jūs minėjote Rockefelleriai, pramonės revoliucija. Atsitikus pramonės revoliucijai atsirado poreikis laiku į darbą ateinantiem, autoritetą gerbintiem, mokantiem stovėti eilėj. Žinau, lūžta balsas, bandau iš visų jėgų. Mokantis stovėti eilėj ir pagal tam tikrą reikalavimą dalykus padarantiem žmonėm. Čia yra antroji priežastis. O trečioji priežastis buvo ta, kad dauguma mokyklų buvo bažnytinės mokyklos, bažnytinė įtaka ir bažnyčiai visada buvo drausmė, pagarba, moralė. Ir ten viskas būdavo labai griežtai, labai griežtas autoritetas ir labai didelis reikalavimas paklust. Tai čia yra pradžia modernios mokyklos, kurioje jūs esate šiandien. Labai svarbus punktai. Mokymosi kaip fenomeno pokytis įvyksta iš vidaus į išorę. Jeigu anksčiau mokymasis būdavo galimybė
Čia dabar aš labai filosofiškai šneku. Galimybė. Dabar mokslas tapo prievolė. Jis persivertė. Antras dalykas. Mokymasis kaip procesas, jis patapo neakcentuotas pagrinde į žmogaus vidinį pasaulį, bandant pažinti ir suprast, kodėl aš taip veikiu ir kodėl mane supantis pasaulis taip veikia, į išorinį pasaulį, kad aš turiu tapti kažkoksai, kad patenkinčiau kažkieno kito lūkesčius. Make sense? Kitas dalykas. Mokymosi tikslas tapo nebe iniciacija, o tiesiog informacijos perdavimas. Yra du mokymosi tikslai galimi. Vienas yra mokymasis dėl iniciacijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kai aš kažko mokausi ne tam, kad žinočiau informaciją apie tuos dalykus. Ir ale žinočiau daug, o mokausi tam, kad pasikeistų mano supratimas apie mane supantį pasaulį. Tai tampa visai kitokie akiniai, pro kuriuos aš žiūriu į pasaulį. Tuo tarpu kitas mokymosi būdas, kuris yra būdingas būtent tokiai mokyklai, kuri prasidėjo ir būdingas yra dabar, dėl ko dažnai mokyklos sako, kad kažkas dar ne taip mokyklom yra sakoma, jūs atsiliekat. Tai, kad mokykla yra informacijos suteikimo šaltinis, kur tu turi žinoti, tavo žinojimas yra įvertinimas ir tavo žinios yra kaip pagrindinis mokymosi tikslas. Bet tavo viduj niekas per daug nepasikeičia. Tu tiesiog sužinai dalykų. Ir mokymasis yra apie išorę, ne apie vidų. Tai čia yra tokie esminiai dalykai, kurie pasikeitė. Kitas dalykas. Tai kuo šiandieninė mokykla skiriasi ar nesiskiria nuo pirmosios privalomosios mokyklos? Kas esmiško pasikeitė? Tai pirmasis dalykas, kas pasikeitė. Atsirado kognityvininkai, atsirado psichologijos studijos, ne studijos, bet pradėjo vystytis psichoanalizė ir žmonės suprato, kad jaunas žmogus, kuris mokos mokykloje, nebūtinai yra mažas suaugęs, kurį reikia tiesiog supūst žinias ir kažko paverst. Kad šitas žmogus turi savo besikeitimo mechanizmą, jis keičiasi nuolatos ir jis turi tai, ką mėgsta, ko nemėgsta, kas jam faina, kas nefaina. Ir dėl šitos priežasties mokyklose atsitiko kas? Profiliavimas. Atsirado dalykai kaip A, B lygis, atsirado grupės geriau besimokantiem, lėčiau besimokantiem, atsirado meno profiliai, atsirado tiksliųjų mokslų profiliai. Vat tai atsitiko ir pasikeitė. Anksčiau buvo bendras katilas ir labai aišku, ką reikia kiekvienam sudėti. Kitas dalykas. Šaukimai ir fizinės bausmės patapo, pas jūs turbūt to daug nebėra, ne? Kad kažkas suduotų jum iš mokytojų. Socialinis darbuotojas, tėvas kviečiasi. Tai, bet ir šiaip, kad tai atsitiktų turbūt labai reta, taip? Priklauso nuo dalykų. Supratau. Tai va, jeigu ir yra, tai yra, bet nebėra, tai dažna. Anksčiau tai būdavo kasdienybė ir tai būdavo norma. To dabar nebėra. Trečias, galimybė alternatyviam mokymuisi. Tai atsirado šalia valstybinės mokyklos, kur viskas yra pagal vieną ir neginčiamą programą, galimybė siūlyti savo mokyklos programas. Pavyzdžiui, Montessori tai yra Waldorfo mokykla, yra demokratinės mokyklos, yra Suomijos mokykla, kur yra visiškai kita programa. Net čia, kur mes esam šiandien, Taškius. Tai yra pagal bendro ugdymo programą veikianti mokykla, tačiau šitoj mokykloj lygiaverčiams matematikai, fizikai, istorijai lygiavertus yra muzika, menai, filosofija, etika ir nėra svarbesnio dalyko. Jie čia yra mokami visapusiškai. Atsirado laisvės, bet už tą laisvę žmonės moka papildomai. Tie, kas mokosi valstybinėse mokyklose, didžioji jūsų dalis, jūs einat toliau, taip kaip eina programa ir sistema. Tai gali gauti tik tais tie, kurių tėvai uždirba daugiau ir gali savo tai leisti. Ir problema šitoje vietoje, kurią bent jau aš matau, ir man yra baisu, link ko yra judama, kad man labai yra baisu tai, kad pasidarys labai didelė atskirtis. Vis labiau plėsis privačios mokyklos
ir tiem pasisekė, kurie eina privačias mokyklas, nu, o kurie negali sau leist, jūs vilkitės pagal sistemą, kuri galbūt veikia, galbūt ne, kuri galbūt keičiasi, galbūt ne. Ir galbūt tai bus, galbūt ne. Ketvirtas dalykas - technologijai pokyčiai. Tai jau atsirado internetas, kur yra daugiau žinių negu pas mokytoją galvoj. Atsirado AI, kuris dabar jau pradeda ir mąstyti, ir jis vis keičiasi. Ir jums dabar jis palengvina jau mokymąsi, ne? Ir nebūtinai sistema visada yra tam prisitaikius, ne? Kaip mokyklos yra sprendžiamas AI-jaus reikalas pas jūs. Nenaudokit, čia viskas, ne? Labai gerai. Super. Nužudyk ateitį, nenaudok. Taip. Tai ir čia yra puikus pavyzdys, kai nėra spėjama paskui. Viskas vyksta taip greitai, kad nebūtinai vis dar yra spėjama paskui. Tačiau mokykla keičiasi ir pakito taip. Kuo mokykla nepakito? Mokykla nepakito tuo, kad struktūra. Kai mokykla prasidėjo, ji turėjo turėti struktūrą, nuo ko ji prasideda. Dalykai patys iš savęs negimsta. Jie atsiremia į kažką. Ar žinote, į ką buvo atsiremta darant mokyklas? Nu šitą tikrai Reelsuose matėt, nu jis mėgsta tokius Reelsus. Į fabriką. Yra skambutis, kuris skelbia pamainos pradžią ir pabaigą. Yra eilė, kur žmonės sueina. Yra suolai, kurie yra sustatyti priešais. Yra disciplina ir tvarka. Yra mokytojas, prižiūrėtojas, kurio autoritetas nėra kvestionuojamas. Semiotiškai analizuojant net šitą auditoriją. Semiotika tai semantiškai, tai imkim, kaip čia jums paaiškinti labai paprastai, prasmės atžvilgių. Kokias prasmės diktuoja šitą auditoriją? Dabar žiūrėkit. Jūs visi sėdit čia priešais mane eilėm. Aš esu priešais jūs. Jūs esat susodinti taip, kad jūs visi galėtumėt mane matyti. Aš esu antiek svarbus, o jūs esat antiek nesvarbus. Jūsų visų akis turi būti mane. Aš esu toks svarbus, kad man reikia 3 fucking ekranų. Aš esu toks svarbus, kad visi jūs turite mane žiūrėti, visi turit matyti. Ir aš esu geresnis už jūs. Aš nesu jūsų auditorijos dalis. Aš esu priešais. Ir jeigu aš dar turiu stalą, už kurio atsisėdu, tada mes ir turim pertvarą, kur atsikniskit nuo manęs. Aš esu čia, jūs esate ten. Ir čia yra autoritetinis prasmės laukas, kurio sakoma, kad jūs būkit savo vietoj. To labai reikėjo fabrikuose, reikėjo paklusnumą, drausmės ir visų šitų dalykų. Struktūra ar pasikeitė? Valstybinėse mokyklose nelabai. Kas atsitiko iš jūsų pusės, jums tiek atsirado neapykantos, mano manimu, iš nesupratimo ir nesugebėjimo apčiopti prasmės, ką aš čia veikiu, kad jūs ne visi, bet labai didelė iš jūsų dalis pradėjo galvoti, kad mokytojai durneliai ir čia nėra jokios prasmės ir atsitinka nepagarbos momentų ir taip toliau, bet dėl to niekas nėra kaltas. Tiesiog taip atsitiko, klausimas, ką su tuo darysim. Jo, ir yra, jūs toliau sėdite eilėj, vienetinės mokyklos, pavyzdžiui, Taškius. Čia matau irgi pastoviai yra ratai. Žmonės sėdi į ratus. Rate aš jau esu lygus. Upės mamų ir merginų akademijoje Jūmoj, mes Vyrų Kalvės akademijoje irgi visada sėdim rate, nes aš nesu geresnis už jūs. Čia Taškiui irgi mačiau, visi stengiasi taip sėdėti. Jie neturi skambučio. Pas juos ugdymas veikia pagal įsitraukimą ir domėjimosi ta tema, o ne startas, pradžia, pamainos pabaiga. Ir lygiai taip pat struktūra yra pažymiai. Kai fabrike būdavo padaromas gaminys, būdavo įvertinamas darbuotojas, kaip tu jį padarei. Ar gerai, ar vidutiniškai, ar labai gerai, ar prastai. Labai dažnai jūs dabar mokykloje esat lygiai taip pat įvertinami. Ir ką aš jums bandau pasakyti, kad struktūra prasminė buvo paimta fabriko ir pastatyta ant mokyklos. Ir tada į ten sudėti. Klausimas, kiek pokyčių atsitiko dabar, kai jūs baigė mokyklą, nebeišeinat į fabrikus, ne? Ir tikrai nebeišeisit, nes jūs pakeis robotai. Bet kodėl mes dar turim tai, ką mes tada ugdom šitoj sistemai? Čia yra klausimai
į kuriuos tiesiog reikia ieškoti atsakymų. Ir jūsų nepasitenkinimas, jūsų 9 iš 10 pakeltos rankos yra balsas, kuris dažnai yra nutildomas. Pavyzdžiui, čia vyko prieš porą mėnesių forumas, didžiausias forumas skirtas švietimui. Žinot, kiek ten buvo paauglių? 0. Suaugę žmonės kalbėjo apie tai, ko reikia jum. Nes, aš irgi žinau geriau už jūs. Čia bairis. Nežinau. Iš tikrųjų nežinau. Ir jūsų balsas yra žiauriai svarbus ir jis turi būti išgirstas. Kitas dalykas, kas išliko nepakitę. Jūs galite nesutikti su manim. Čia aš vėliau parodysiu šaltinius, kuriais remiuosi visą šitą paskaitą darydamas. Ir tai yra mano patirtis. Nebūtinai jūsų patirtis, ar tų, kurie klausot patirtis. Tai programa iš viršaus. Mokytojas, kad ir koks būtų unikalus ir fainas, jis nebūtinai turi vietos savo unikalumui ir fainumui klestėti. Nes jis turi didžiulę programą kaip debesį, kuris stovi ant jo ar jos ir jis turi ar jį ją padaryti. Ir jis nebūtinai turi tada erdvės skleistis kūrybiškumui. Ir tada jūsų kūrybiškumas ir veikimas už dėžutės geriausiu atveju yra labai švelniai tiesiog paglostamas, kaip tu čia fainai padarėjai, kaip fainai, bet tai nėra sistemiškai ugdoma. Tai yra tarp kitko. Tikslas. Tai tikslas yra vis dar tas pats, paruošti žmogų sistemai, bet jau nebeaišku kokiai sistemai. Kaip? Nėra aiškaus konkretaus tikslo. Jeigu prieš tai buvo fabrikas, kariai, drausmė, tas ir tas turi būti. O kas turi būti dabar? Ką mes dabar ruošiam žmonės? Apie ką tai turi būti? Ir ar yra atsakymai iš šito klausimo? Tai tikslas yra vis dar sistemai, bet nebeaišku kaip, tokia pilka zona. Ir dėl to jūs kyla daug nepasitenkinimo iš čia. Ir visokiausi kitokie dalykai. Tėvų nepasitenkinimas, mokytojų nepasitenkinimas, nes nėra aiškumo. Ir galiausiai vis dar sveikintimas vienodumas. Geriausias mokinys yra tas, kuris mažiausiai išsišoka, yra tylus, tyli, daro viską paklusniai gerai ir mokosi gerai. Teisingai? Taip? Ar kažkas pasikeitė? Tai apie ką tai yra? Tai yra apie įvaizdį. Kai pereisiu prie tai, kodėl mokykloje nėra prasmės, aš jau papasakosiu, kaip įvaizdis susiformuoja, mūsų noras susikurti įvaizdį. Tai visi šitie dalykai yra apie įvaizdį. Aš turiu kažkaip pasikeisti ir pritapti sistemai. Vietoj to, kad sistema man padėtų suprasti, apie ką esu aš. Ir kad mano asmenybei tokiai, kokia yra, atsirastų vietos skleistis šitoj sistemai. Aš dažnai turiu nutildyti save. 7 iš 10 iš jūsų čia esančių pakėlė rankas, kad aš negaliu būti toks ar tokia, kokia iš tikrųjų jaučiu, kad norėčiau būti ten. Dėl to, kad tai neatitinka kažkokio sukonstruoto įvaizdžio. Tai neatitinka North Face'inės juodos pukinės striukės, juodų plačių džinsų, tai neatitinka baltų kedų ir tos jūsų šukuosinos, kurie bernai žinot, apie kurią kalbu. Tai tiesiog neatitinka. Čia kaip pavyzdys, kaip bairis. Bet visi yra tam tikroj norui pritapti, būti tam tikram įvaizdį ir savo unikalumą ir bandymą atrasti pastumė į šalį. Tai pasikeitė mokykla tam tikrais požiūriais, bet esminiai tokie struktūriniai dalykai, jie yra nelabai stipriai pasikeitę, o pasaulis pasikeitęs šviesmečiais. Ir iš to jums kyla labai aiškios priežastis, kodėl neapsimoka į šią mokyklą eiti. Kam į ją jums eiti? Koks to tikslas? Aš specialiai šitą paveiksliuką uždėjau, nes aš jūs kaip žaltys viliojau į šitą paskaitą su tokiu pavadinimu. Tai šitos priežastys, kurias dabar pamatysit, yra iš jų darytos apklausos, kai kurie iš jūsų pildėt, kai kurie nepildėt, ten yra virš 100, apie 100 PEM respondentų, tiek merginų, tiek vaikinų, kur buvo užduoti keli klausimai susiję apie mokyklą. Tai čia yra iš to atrinkti 5 top variantai, plus sudėti į mano patirtį ir plus paremti tam tikrais tyrimais kai kurie. Tai važiuojam. Tu esi vertinimas pagal pažymius, o ne pagal tai, kaip moki mąstyti, kurti
ar spręsti. Kas sutinkat su šito teiginiu, pakelkite rankas? Ok. Gerai. Dabar perskaitysiu. Filosofijos fakulteto 22 metais atlikto tyrimo, pacituosiu, 22 metais filosofijos fakulteto atliktą tyrimą. Išvada viena. Aukštais balais besimokantis mokiniai dažnai jaučia didelį psichologinį spaudimą. Tiek iš savęs, tiek iš mokytojų ar tėvų. Jie susiduria su baime suklysti, perfekcionizmu, nerimu, emociniais sunkumais. Sėkmės su tuo gyvent, kai užauksit. Nes tai pereis ir jūs nusinešite tai visur. Į darbą, į verslą, į santykius jūs jausitės pastoviai nepakankamas, vis sieksit daugiau ir jums bus žiauriai fainas gyvenimas. Varykit. Vėliau galėsit gerti antidepresantus, galėsit vaikščioti į psichoterapiją ir būti žiauriai nelaimingi savo gyvenime. Varykit. Varom toliau. Prastai besimokantis mokiniai dažnai jaučia atstumimą, sumažėjusią savivertės jausmą, izoliaciją ir patiria neigiamą dėmesį iš mokytojų bei kitų mokinių. Faktai. Taip yra. Tai yra neprisitaikymas prie sistemos ir visiška anarchija ir noras parodyti, kad aš esu teisus ir jums su tuo irgi sėkmės gyvenime. Tokie žmonės, visas kalėjimas užpildytas tokių žmonių čia yra. Pagrindinė kalėjimo auditorija. Good luck with that. Vidutiniškai besimokantis mokiniai. Priešingai. Dažnai jaučia mažesnį spaudimą, daugiau socialinio ryšio su bendramžiais, jiems lengviau išlaikyti emocinį balansą ir rečiau patiria kraštutinės emocijas, tiek stresą, tiek beviltiškumą. Ir dar kitas tyrimas darytas, bet ten jau yra Amerika, tačiau ir čia jis labai daug racijos turi. Tie mokiniai, kurie buvo darytas tyrimas, kaip besimokantis mokykloje mokiniai vėliau, praėjus tam tikrą metų skaičiui, gyvenime patiria laimę. Aš nepamenu, koks ten būtent indeksas buvo naudojamas, bet moka būti laimingi, yra kažko pasiekę ir taip toliau. Tai išvada buvo ta, kad būtent tie, kurių vidurkio rėžis iš visų mokyklos baigime, vidurkio rėžis būdavo nuo 7 iki ten 8,2. Tai tie visiškai vidutiniokai. Jie gyvenime daugiausiai būdavo pasiekę, jie jausdavos laimingiausi ir taip toliau. Tuo tarpu tie, kurie būdavo labai gerai mokydavosi, būdavo klasės pasididžiavimai, mokytojai jos glostydavo, jie mokydavosi vien 10-ukais, labai dažnai išnykdavo kažkur periferijoje. Kodėl? Vienas iš galimų atsakymų yra tas, kad labai retas iš jūsų, būdamas 14, 19 metų, žinot tiksliai, ką jūs norit veikti gyvenime. Pakelkite rankas, kas iš jūsų tiksliai žinot, ką norit veikti gyvenime. Ok, nice. O jūs žinot, ar tai jums suteikia prasmės mokytis mokykloje? Jo, nice. Tai matot, yra bet vienetai. Tai tokių žmonių nėra daug. Dažniausiai dabar žmonės save atranda, kai jiem būna jau netoli, kai supranta ir aiškiai pradeda suformuoti, kad ok, čia yra mano kelias, aš noriu eiti link to, man užgimsta prasmė. Iki to laiko priežastis, dėl ko jūs mokotės, dažniausiai būna kiti žmonės. Jūs 10-ukus dažnai norit parnešti ne savo. Kam jūs norit parnešti juos? Tėvam. Ir tada mano mama ir mano tėvas, vietoj to, kad knistų man protą, pagaliau mane paglostys. Aš jausiuosi mylimas, aš jausiuosi mylima, aš pagaliau jausiuosi pakankama ar pakankamas. Man nustos sakyti, kad čia fainai varai, bet aš gausiu bet šiek tiek pripažinimo. Suvokimo, kad esu mylimas. Ir tokie žmonės vėliau ir užauga, ir gyvena, ir išmoksta dažnai, ne visada, bet taip nutinka, gyventi vardant kitų lūkesčių. Ir jų gyvenimas tampa, nebe toks svarbus. Tuo tarpu kitas kraštutinumas, tie, kurie neprisitaiko prie sistemos, tie, kurie daro dalykus visiškai priešingai, nemoka net šiek tiek pritapt, jie vėliau gyvena kažkur gyvenimo paraštėse, tai per daug gyvenime irgi nieko nepasiekia. Ir čia yra kitas kraštutinumas. Ir vėliau paskaitos gerai, prisimink šitą klausimą. Ir tai remia visiškai šitą tyrimą. Ir man labai yra sunku suprasti ir matyti, kadangi Vyrų kalvės akademijoje mes dirbam ne tik su paaugliais, bičiais, mes dirbam ir su tėvais. Ir žinokit, man būna žiauriai sunku, kai aš kalbu su tėvais,
Ir sako, bet mano sūnus turi mokytis dabar tam, kad įstotų į tarptautinę mokyklą nuo gimnazijos, nes ten mano draugų sūnus įstojo. Fuck you! Ta prasme. Ir tada tu supranti, kaip tam sūnui reikia gyventi namie, kai jis yra tarsi papuošalas tėvam, pasigirimas, kad įstojo ten ir ten. O aš kalbu su tos numirštukais, nenori to. Jis visiškai yra ne apie tai. Ir tada atsitinka tai, kad tėvam nefaina, bičiui nefaina, atsitinka daug vietos nesupratimui vienas kitam ir taip toliau. Tai čia yra puikia priežastis neiti į mokyklą, ne? Tai įsivertinimas pažymiais. Nors esi daug daugiau apie pažymius. Tikrai daug daugiau. Antroji priežastis, kodėl neapsimoka eiti į mokyklą. Tai yra tai, kad dauguma mokytojų nesistengia kurti ryšį, o tiesiog siekia, kad nesimaišytum po kojom ir netrukdytum dėstytis programos. Kas sutinkat su to, pakelkit rankas? Ok. Kodėl aš jums parodžiau nuotraukas? Tie, kas esat VK, buvot VK, esat ar buvot UMA, jūs žinot. Mes visą laiką pirmą supažindinam jūs su žmonėmis, kurie kalba, tokiais, kokie jie yra jų istorijom prieš pradėdami kalbėti. Kas dažniausiai atsitinka mokykloje? Pas jūs ateina mokytoja arba mokytojas ir sako, jūs žinot vardą, jo ten kažką trumpai pasako, bet jūs iš karto pradeda mokyti. Čia yra pirmasis susipažinimas, taip? Good. Nu va, mes jau atsiliekam, varom. Ir pradeda iškart dėstyti. Ir jūs apie mane nieko nežinot. Ta prasme, aš jums tampu tiesiog objektas, ne žmogus, kuris dėsto kažkokį subjektą. Pabaikit sakinį. Stačiojo trikampio įžambinės kvadratas yra lygus jo statinių kvadratų sumai, teisingai. Ir čia būna pagrindinis tikslas. Perduot, kas yra programos rėžiuose. Ką sako tyrimas? Perskaitysiu. Kai mokytojas dalinasi autentiškai apie savo gyvenimą, sunkumus, sėkmes, nesaugumus ar savo gyvenimo kelionę, mokinys pradeda jį matyti kaip žmogų, o ne kaip sisteminį autoritetą. Tai didina pasitikėjimą, skatina emocinį prisirišimą, aktyvuoja empatiją pas jūs, sumažina pasipriešinimą autoritetui. Va šitam. Ir padidina dėmesį bei įsitraukimą jūsų. Jūs, jeigu dabar pagalvotumėt, galimai suprastumėt, kad jums geriausiai sekasi tie dalykai, kurių dalykų mokytojus jūs pažįstat geriausiai arba turi tam tikrą emocinį ryšį su jais. Ir čia yra santykio gale. Todėl mes UMO ir Vyrų kalvės akademijoje pirmą viską, ką darom, tai dalinomės visom savo istorijom. Nes kai aš jums dėstau dalyką, kai jūs žinot apie mano visokias patirtis, žinot, pro ką aš praėjau, jums manęs tampa klausyti daug įdomiau negu šiaip. Žinot, kad mano balsas dabar pakimba ir kartais kaip maža mergaitė sucipiu, dėl to, kad aš sirgau. Ir, čia lyrinis nukrypimas. Bet žodžiu. Jūs tada tampa daug įdomiau įsitraukti, nes mes turim santykį. Bet labai svarbu yra paminėti ir tai, kad supraskite ir mokytojus. Neretas mokytojas nori su jumis sukurti santykį, bet programa yra tokia didelė iš viršaus, ką jie turi nuveikti, kad jie nebeturi laiko ir vietos tam. Jie yra užsiknisę su kontrais, užsiknisę su programa ir su visais šitais dalykais. Ir jie nebūtinai atranda vietos santykiui, nors norėtų. Dėl nėra niekieno kaltės, bet tai yra antroji priežastis, kodėl neapsimoka. Trečioji. Sistema verčia visus būti vienodais vietoj to, kad padėtų atsiskleisti, kuo esi unikalus. Tai apie šitą faktą pakalbėsim skaidriai, kodėl mokykloje nėra prasmės. Ketvirtas. Mokykloje tenka mokytis daug dalykų, kuriam realiam gyvenime nepritaikysi. Aš iš savo patirties, kas liečia tiesioginius dalykus iš mokyklos, dabar pastoviai kiekvieną dieną pritaikau 2. Tai yra rašymas, kur gavau pamatus, bet vėliau man vis tiek reikėjo pačiam viską išmokti dėl savo vidinių dalykų. O antras dalykas tai yra skaičiavimas procentais. Kai reikia PVM suskaičiuoti, tai tada moku, žinau, kad čia reikia rašyti šitą sumą, čia reikia 21%, čia 100% ir tada žinau, kad gausiu, kokia yra suma.
Ir tada galiu suskaičiuoti. Šitas man labai patinka ir šitas yra žiauriai naudingas. Techniškai daugiau nieko neatkasiu, bet yra kita dalis, ta nematoma dalis. Aš šitą sakiau ir pakartosiu dar kartą. Net nėra esmė ta, ką jūs žinot apie kosinusus, tangentus, kotagentus. Esmė, ką jūs su savo protais padarot, kai jūs mokote šitų dalykų. Kas su jumis atsitinka, kai jūs mokotės visų šitų reikalų. Čia yra esmė, o ne išmokimas. Bet apie tai pakalbėsim irgi šiek tiek vėliau. Ir paskutinė priežastis. Mokykla užima pusę dienos, bet retai duoda tikrą vertę tavo ateičiai. Kai darbinu žmonės, niekada nežiūriu CV, nesu nei kartų gyvenime žiūrėjęs CV. Kuriuos žmonės pažįstu, kurie kilo health, yra aukštesnėse pozicijose, kitų didelių įmonių. Jeigu tai nėra techninis žmogus su techniniais reikalavimais, nelabai kas žiūri CV. Tai nieko nebepasako. Mums reikia visai kitų kompetencijų. Ir tavo žinios nebūtinai yra įdomios, jeigu tai nėra techninio žinios, nes žmonės ieško dabar savybių apie vidų. Man daug daugiau pasako tas faktas, kad tu, pavyzdžiui, bėgi ultradistancijas. Aš tada žinau, kad tu kiekvieną dieną turi nugalėti kovą su savim, norintis jau sulūžti ir nebebėgti po 50 km, bet tu dar bėgi toliau. Aš žinau, kad tai pasako apie tavo charakterį. Aš žinau, pavyzdžiui, atranka į specialiųjų operacijų pajėgas. Jie atrankoja į specialiųjų operacijų pajėgas, kariuomenei leidžia dalyvauti ir civiliam, ne tik kariam. Dėl to, kad žinios, kas yra susijęs su karyba, jos yra perdodamos taip. Tačiau tavo charakteris, kokį tu jį turi ir kokį tu išsivystai, tai yra užauginama labai ilgai, su labai didelėm investicijom. Ir tai yra esmė. Ir tai turėtų būti ugdymo esmė, bent jau mano manimu. Bet čia toks tik mano manimas. Ir dabar galim pradėti paskaitą šitoj vietoj. Beveik. Ir jūs dabar turit puikią priežastį įsikipti visas šitas 5 priežastis ir grįžus sakyti tėvam, aš nebeisiu į šūlę. Čia yra šūdas ir nėra jokios naudos. Jūs galite tai padaryti. Bet aš jums nerekomenduoju to padaryti. Tai yra pati žiauriausia ir pati durniausia strategija, kurią jūs galite rinktis, nes tada jūs neturėsit gyvenimo ne tik mokykloje, bet ir namie. Jūs prieš sistemą nepakovosit, niekaip. Ką jūs galite dabar daryti? Jūs turite 3 variantus. Variantas numeris 1. Sakyt, kad sistema yra šūdas, tapti anarchistu ir susipykti su visais aplinkui, būti nesuprastas, nesuprasta ir tiesiog sakyt, aš būsiu milijonierius arba milijonierė scrollindama ir žiūrėdama reelsus. Good, you can do this. Tada kitas kraštutinumas. Tu gali visiškai pamint savo vidų ir daryti viską dėl kitų. Mokytis tik dėl tėvų, mokytis tik dėl mokytojų ir spjauti į visą tai, kas tave daro žmogum tokį, kokį tu pats atrodo myli ir norėtum pažinti. Arba jūs galite pabandyti suformuoti vidurio kelią. Ok, aš suprantu, kad esu šitoj sistemoje, kurios nepakeisiu. Ką aš galiu padaryti? Ar aš galiu tapti kažkoksai stebėtojas, kuris šitam visam burbule, kuriam esu, susikurčiau savo prasmę, kuri man padėtų čia būti savo prasmę. Dėl ko pas mane galėtų noras į mokyklą pradėti kilti, eiti, nes ar taip aš neturiu kito pasirinkimo. Ir čia, chebra, yra esmė viso ko. Ir esminė skaidrė, prie kurios norėčiau pereiti. Kodėl mokykloje nėra prasmės? Beveik. Mokykloje nėra prasmės, kaip prasmės lygiai taip pat nėra ir jūsų santykis su jūsų draugais. Mokykloje prasmės lygiai taip pat nėra kaip jūsų noras pasakyti mamai, kad jie myli.
Nėra prasmės mokykloje lygiai taip pat, kaip nėra prasmės grįžus namo įsijungti kompą ir eiti gamint antrą CS. Mokykloje nėra prasmės lygiai taip pat, kaip ir varyti savaitgalį tūsint su draugais. Nėra prasmės pačios iš savęs tokio dalyko. Prasmė yra sukūriama mūsų viduj ir niekaip kitaip. Mes dabar, kad jum mokykloje kyla dažnai konfliktas, nes jum prasmę apie dalykus bando įbrukti. Pasakyti, kad tai yra prasminga dėl to. Ir ne visada pavyksta. Pavyzdys. Rašymas. Kas nors esat bandę klausti mokytojo ar mokytojos, kokia yra priežastis, dėl ko reikia mokytis rašyti rašinėlius? Nes egzaminas. Gera priežastis, ne? Va, ką dar gaunat? Nes tai pasakiau. Good, kaip kas dar? Kad ateity mokėtum rašyti, ne? Nes taip reikia. Ar jums tai sukuria prasmę mokytis? Ar sukuria tai, kad, aš norėčiau išmokti? Nebūtinai. Tai čia yra vienas pavyzdys. Prasmė atsitinka iš jūsų vidaus, iš jūsų vidinių poreikių. Pavyzdžiui, aš žinau, čia pažįstu charakterius kai kurių VK bičių, kai kurių ūmos merginų. Ir aš galiu su tam tikrom priemonėm prieiti ir jums atidaryti prasmę, kaip jūs galbūt galėtumėt į rašymą pasižiūrėti. Pavyzdys. Kai jūs rašot samprotavimą į rašinį, jūs padarot ką? Jūs padarot pagrindinę mintį, tezę ir ją užtvirtinat pagrindiniam tam tikrom mintim. Teisingai? Ir tada padarot išvadas. Jūs rašydami pastoviai mokotės vis sklandžiau tai daryti. Parašydami pagrindinę mintį, ją patvirtindami tam tikrom tezėm, įrodydami ir judėdami toliau. Vis kartodami ir kartodami tai jūs tampat geresni. Kuo dažniau jūs tai rašot raštu, tuo jūs labiau išmokstat ne tik taip rašyti, bet taip mąstyti on the spot. Kuo jūs labiau taip išmokstat mąstyti on the spot, tuo jūs tampat geresni kalbėtojai. Su jumis tampa įdomiau kalbėti, nes jūs tada galit pasakyti teiginį, jį argumentuot ir pateikti išvadas. Kuo jūs geriau tai gebat, jūs turit didesnę socialinę įtaką kitiems žmonėms. Jūs gebat paveikti kitus žmonės ir tai yra pagrindiniai rodikliai, užtikrinantis žmogaus sėkmę kabutėse ateityje. Jūsų įtaka. Jūs tada pradedat patikti žmonėms, jums lengva yra nustebinti žmonės, nes tai yra vienas pagrindinių gebėjimų ir nėra geresnio ginklo už žodį. Ir kaip ir visi dalykai, kaip bitskė auga džymė ją pumpuojant, taip ir gebėjimas rašyti darosi tiesiog sėdint ir rašant tuos rašinėlius. Iš to pereina į gebėjimą kalbėti. Vėliau tai pereina į gebėjimą paveikti žmonės, juos sudomint, kad į tave žiūrėtų, tavęs klausytų ir tu galėtum juos vėliau nukreipti ten, kur reikia nukreipti. Ar dabar yra aiškiau šiek tiek, kokia galėtų būti to prasmė? Tai čia yra tik vienas iš atsakymų, kurie gali būti. Ir visi dalykai, ką jūs veikiat mokykloje, jie turi tam tikrą prasmę. Klausimas, ar jūs iki tos prasmės esat palydėti? Ir klausimas, jeigu jūs nesat palydėti, ar jūs galit mokėti ją patys susikurti? Manau, Edvinai, kad tą patį rezultatą gali pasiekti bendraudamas su žmonėms tiesiog. Gali. Bet tu gali tai sustiprinti rašant rašinėlius, tada tu supranti, kad aš galiu vystyti šitą gebėjimą bendraudamas, mes prie to prieisim, bet kartu galiu išnaudoti ir mokyklą, kuri mane priverčia rašyti rašinėlius, kad aš dar geriau tai išmokčiau. Nes aš suradau savo prasmę. O geras, gal aš ir parašysiu šitą, nes man tai bus naudinga. Supranti? Tai tampa tau atsiranda daugiau naudos, negu kai tu nežinai. Ir pagrindinis dalykas yra prasmės susikonstravimas. Tai mokykloje nėra niekur prasmės. Niekur hebra nėra prasmės. Visur prasmę mes patys susikūrėm. Jeigu mes nesusikūrėm savo prasmės, mums prasmę primečia ir tada tai tampa prievarta. Ir kai tampa prievarta, jums atsitinka pasipriešinimas, jūs nebenorit kažkur eiti, jums
pradedat pykti su visais ir tai tampa žiauriai nebeskanu. Tai ką aš noriu su šitą paskaitą padaryti, jūs pakviest nulipt nuo fucking prievartos ir paieškot būdų, kaip aš galiu įsiprasminti. Šitas bičas, Jacques-Marie Émile Lacan, 20 amžiaus prancūzų filosofas, psichoanalitikas, nori, kad pakartočiau? Turiu klausimą, kiek laiko praktikavaisi, kad ištartum teisingai? Nežinau, 20 kartų gal. Tai paprastumo dėliai Jacques-Marie Émile Lacan vadinsim Lacanu šitoj paskaitoj. Tai šitas dėdas gimė 1901 metais Prancūzijoje, Paryžiui ir atsitiko taip, kad jis tapo Prancūzijoje tiesiog roko lygio žvaigždė. Buvo filosofas, psichoanalitikas, kuris papildė Freudo darbus ir jisai buvo ne šiaip aфиgenas filosofas ir psichoanalitikas. Jisai leido laiką su garsiausiais tuometiniais Prancūzijos veikėjais, pop žvaigždėm, elitų, politikais, visuomenininkais ir taip toliau. Jis buvo stileiva ir žiauriai patiko panom. Tai va buvo toks bičiukas. Ir šitas bičiukas, kodėl aš jį miniu? Jo visas gyvenimo darbas buvo apie tam tikras 3 filosofinės psichoanalitinės kryptis, iš kurių vienas buvo veidrodžio fenomenas. Dabar tiksliai užmiršau, tai vadinasi, veidrodžio stadija. Ką reiškia veidrodžio stadija? Jo tyrimai parodė, kad kai žmogus gimsta, jis iš pradžių viską aplinkui suvokia tarsi savo dalį. Kai gimsta kūdikis, jisai nesupranta, kad tas žmogus, kuris mato kaip mama, kur mato tėtį, yra kitas žmogus. Jis mano, kad tai yra jis. Jis net neturi žodžio savyje jis ar ji. Jis viską supranta kaip vieną. Žaislas, kurį mato, kurį paliečia, viskas yra vienis. Ir nėra nieko atskiro. Iki tada, kai maždaug būdamas pusės metų amžiaus, jis pirmą kartą pamato savo atspindį veidrodį. Ir tada jam tai būna labai tokia sudėtinga patirtis, nes jam griūna visas tas pasaulis, kurį jis įsivaizdavo. Jis supranta, kad, oh my god, aš esu atskiras žmogus. Jam pradeda formuotis mintis, kad aš nesu viskas. Aš esu atskiras. Ir aš taip atrodau. Ir tai nieko bendro neturi su tuo pasauliu, kurį jauti savo galvoj, jauti savo kūnu, jauti savo sielui. Tu pamatai, kad tu esi va toks kūnas ir taip atrodantis. Ir tada pradedi suprasti, kad visi tie žmonės, tėtis, mama, jie irgi yra atskiros savastis. Lakanas tai pavadino, kad šitoj veidrodžio stadijoje pradeda formuotis tai, ką mes vadinam ego, kas duoda pradžią įvaizdžiui. Mes pradedam į save žiūrėti nebe kaip į tą žmogų, kažkokią būtybę, kur esam viduj, o mes pradedam save vertinti pagal atvaizdą, kurį pamatėm veidrodį. Ir mes tada pradedam galvoti, aš noriu paturbinti savo atvaizdą, aš noriu labiau patikti tėčiui, mamai, tai turėčiau elgtis taip ir taip. Aš turėčiau daryti įspūdį tam ir tam, todėl turiu mokykloje gauti tokius ir tokius pažymius. Aš noriu pritapti, todėl aš noriu kažką keisti šitam įvaizdį, kurį matau veidrodį. Bet tai dažnai būna nutolę nuo to, ką mes esam iš tikrųjų. Ir šitas dalykas, jis yra geras tuo, kad jis mums padeda išgyventi sociume. Nes mes visi turim tą vidinį šešėlį, apie kurį aš pirmoje paskaitoje pasakau, kuris nebūtinai yra fainas kitiems žmonėms. Mums tai padeda jį suvaldyti, tas mūsų ego, ir prisitaikyti. Tačiau, kai nebelieka balanso ir mes visiškai paminam save, mes visą savo gyvenimą tada įstringam gyvenime įvaizdį. Ir kaip dažnai ypatingai jūsų kartai, kur yra nukentėjus nuo COVID, žinot, kas atsitinka? Aš bijau eiti į kontaktą su kitu žmogum, nes aš manau, kad jis apie mane galvoja tai, ką aš įsivaizduoju, kad jis apie mane galvoja. Pagaunat? Aš apie save galvoju tai, ką aš manau, kad kitas apie mane galvoja. Ir su to dažnai neturi niekas jokios realybės. Ir mes tą gyvenam įvaizdžio pasaulį. Ir visa labai dažnai mokykla, sistema, kuri yra dabar, ji yra ne apie tai, koks tu esi už veidrodžio, o koks tu esi veidrodį. Kaip aš turiu dabar elgtis,
kad mokykloje nebūčiau duhinamas ar duhinama? Kur aš turėčiau save nuslopinti, kad labiau pritapčiau prie tėvų? Kur aš turiu nusišypsot, kad būtų labiau tas ir tas? Ir mes pastoviai tada ieškom būdų, kaip pritapt ir dažnai paminim save. Ir anot Lakano, visa psichoterapija vėliau ir yra apie tai, kaip padėti žmogui sugrįžti nuo tų didžiulių įvaizdžio sukonstruotų kamuolių, kurių yra belekiek per daug metų, iki tikrojo savęs supratimo, koks aš esu iš tikrųjų. Ir žmonės dažnai nugyvena didelę dalį savo gyvenimo, kol supranta, kad aš visą savo gyvenimą tai dariau vien dėl to, kad išmokau pastoviai varyti, nes pastoviai aš norėjau patikti mokytojams, tėvam, o nieko dėl savęs nedariau. Ir tada žmogus, dirbu darbą, kurio nemėgstu. Šiandien geras komentaras įkrito Facebook'e po vienu iš mano postų, kai pasidalinau, kad 9 iš 10 jaunų žmonių neitų į mokyklą, jeigu galėtų neiti į mokyklą. Jie eina iš reikia. Ir komentaras yra, tai ką, 10 iš 10 žmonių mano rate į darbą eina dėl to, kad reikia, o ne dėl to, kad nori. Aš galvoju, baisu. Ir kaip taip galima su savim padaryti? Ir tai yra pasiekmė to, kai mes darom dalykus dėl išorės, dėl to atspindžio veidrodyje, o ne dėl vidaus, koks aš galimai esu. Ir dėl šitos priežasties mano palinkėjimas jum visos šitos sistemos atžvilgių, kurio jūs esat, skirkit daugiau savo vidinės energijos savęs pažinimui, o mažiau mokymuisi apie išorę. Tie, kas dirbat darbe, skirkit daugiau savo vidinės energijos savęs pažinimui, o ne darbui. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu, nes kuo jūs geriau pažinsit save ir suprasit, jom tuo bus aiškiau, ką gyvenime daryti ir ko nedaryti. Ką jūs mėgstat ir ko nemėgstat. Ir tai nėra apie tai, kad jums nebereikia mokytis ar nedirbt darbe. Aš kalbu apie tą vidinę energijos resursą. Pavyzdžiui, aš suprantu vieną. Aš suprantu tai, kad aš geriausiai veikiu ryte. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu pasirinkti, atsikelt ir iš karto eiti į mokyklą ir ten švaistyti savo resursą, kur nebūtinai dar randu prasmės. Arba aš atsikeliu valandą anksčiau ir savo tą didžiausią galią, kurią tuo metu turiu savo smegenyse, paskiriu reflektuojant, bandant kažką suprast. Ir tada išeinu į mokyklą. Bet išeinu į mokyklą jau atidavęs tam dalykui, kuris iš tikrųjų yra prasmingas, didžiausia savo energija. Tai čia mano palinkėjimas yra jum, ką jūs to darysit, čia jau jūsų reikalas. Prieš paskutinis punktas. Kokios kompetencijos bus reikalingos ateities žmogui? Savistaba ir emocinis raštingumas. Tai gebėjimas pažinti savo emocijas, reflektuoti, suvokti, kas vyksta tavo viduje ir sąmoningai elgtis. Tai yra labiau ne apie tai, ką aš žinau, o kas aš esu ir kodėl toks aš esu. Kitas, kritinis ir sisteminis mąstymas. Tai čia yra ne apie visko išmanymą, o gebėjimą atsirinkti informacijos ir gebėjimą sisteminti dalykus. Sisteminti viską. Ne tai, kas žino daugiausiai dabar laimės ateityje, o tai, kas mokės apjungti visą tai, kas jau yra. Ir sukurti kažkokias naujas sistemas. Ir tai yra labai stipriai susijęs su kūrybiškumu ir gebėjimu generuoti naujas idėjas. Visi šitie reikalai yra susijęs su klausimų kelimu, o ne atsakymų ieškojimu, ko dar vis yra mokoma mokykloje. Nekelt klausimų, o ieškoti atsakymų. Kitas dalykas. Savivalda ir mokymasis visą gyvenimą. Tai ir čia labai gerai išgirskit. Perskaitysiu. Pasaulis keičiasi greičiau nei bet kada, profesijos nyksta, žinios sensta. Gebėjimas save organizuoti, mokytis naujų dalykų ir augti be išorinio spaudimo. Augti be išorinio spaudimo. Tam, kad jūs augtumėt be išorinio spaudimo, jums reikia susikurti savo viduj prasmę, kodėl jums augti. Kol jūs neturit savo viduj prasmės, kodėl augti, jums veikia tik botagas.
Ateina mokytojas, jums knisa protą, kodėl jūs nesimokot. Ateina tėvai, jūs esat nelaimingi, nes jums knisa ir jie protą ir jūs jaučiatės nepakankami, kodėl jūs nesimokot. Ir jūs tada randat kažkaip prisiverčiat mokytis. Ateitis priklauso tiem, kurie ras savy jėgos patys mokytis iš savęs. Mes dabar Vyrų kalvės akademijai turim irgi, aš matau, kaip tai veikia, kaip tai yra pasėta. Bičiai daro projektą, išvykti į Europą ir matosi, ir jie nuostabiai dirba, jie surinka jau belekiek pinigų ir matosi vis tiek, kaip dažnai labai didžiai daliai reikia tokio muštro ir botago gauti per nugarą, kad jie judėtų tolyn, nes jūs esate įpratę, jūs nežinot, kaip kitaip veikti, nes kol mane varo, tol aš einu, bet kai nebevaro, aš nebeinu. Bet gyvenime atsitiks momentas, kai jūs liksit vieni ir niekas jūsų nebevarys. Ir ten jūs liksit su savo svajonėm ir jos dings, jos nuplauks. Jūs tada tiesiog, gyvenu taip, nes niekas nebestumė. Tad gebėjimas bus prisiversti save judėti. O kai jūs prisiverstumėt save judėti, jums reikia išmokti ieškoti prasmės. Kad jūs surastumėt prasmę, jums reikia pažinti geriau save. Kad geriau pažinti save, reikia skirti geriausią laiko dienos dalį darbui su savim, o ne darbui mokykloje ar darbui darbe. Apie tai. Penktas dalykas. Tai autentiškas bendravimas ir bendradarbiavimas. Tai čia gebėjimas kurti ryšius. Dalykai pasaulyje keičiasi. Pagrindinės problemos yra išsprendžiamos tik drauge, o ne pavieniui. Vienišo vilko kultūra nyksta, kad ir kaip bebūtų. Ir ateitis priklauso tiem, kurie moka jungtis. O jungiasi geriausiai tie, kurie moka ką? Bendrauti. Visi šitie dalykai yra pateikti iš Europos ekonomikos forumo, pasaulio ekonomikos forumo šito tyrimo užsakyti. Ir tai yra 5 pagrindinės kompetencijos ateities žmogui. Tai klausimas jum, ar jūs pastebit, kad visos šitos kompetencijos yra apie jūsų vidų. Jos nėra apie išorinių dalykų išmanimą. Matot? Šitos kompetencijos yra daug artimesnės antikiniai mokyklai. Jos yra susijusios su klausimų uždavimu savo ir kitiem, o ne su atsakymų ieškojimu. Ir bandymu prisitaikyti ir bandymu neprisitaikyti, tiesiog bandymu ieškoti atsakymų vieno teisingo. Ne apie tai. Ir žinant tai, kad prasmė nėra įbrukama, žinant tai, kad ji yra sukuriama, žinant, kokios yra patraukliausios ateities žmogaus savybės ir žinant tai, kad geriausias jūsų būdas, kaip jūs galite dabar išgyventi mokykloje, yra ne protestuoti, o prisitaikyti ir rasti erdvę savikūrai. Tai žinant visus tos dalykus, ką jūs dabar galite mokykloje daryti? Aš jums labai rekomenduoju. Mokykla yra geriausia vieta savęs pažinimui. Ji yra ekstremali, žiauriai ekstremali, bet ji yra geriausia. Jūs mokykloje pastoviai susidurėt, ne visose mokyklose, bet dalį mokyklų, kur jūs save piramidėje kažkur stato. Čia yra tie ketekai, čia yra lopai, kur aš stoviu. Ir ten pastovus matavimasis vyksta. Ir jūs bandat surasti savo vietą. Jūs galit pradėti tai stebėti, jūs galit matyti, kaip tai veikia jūsų klasė, jūs galit pradėti mokytis, pastebėti, kaip tai veikia visą mokyklą. Jūs galit pradėti pastebėti, kaip jūs veikia, kai jūs eilinį kartą einat koridorium ir matot, kad kažkas ant kažko stumia, tyčiojas ir jūs vėl nieko dėl to nedarot. Pastebėta savo vidinį šleikštulį ir nusivylimą savim, kad jūs neapčiopėt viduj drąsos atsistoti ir kažką dėl to padaryti. Jūs galit pastebėti ir pamatyti, kas vyksta su klase ir mokytoju, kai kažkas negerbia mokytojo ir daro visiškus šūdus. Ir tyčiojas iš mokytojo. Tai žiauriai paplitę. Ir visą tai stebėti. Kodėl tai yra svarbu? Nes tik stebėdami, kas vyksta su jumis ir su kitais, jūs vis labiau galit suprasti, kaip visą tai veikia jūs. O kad tai jūs išmoktume daryti, jums reikia, chebra, pradėti reflektuoti. Kas dar nežino termino refleksija, aš labai kviečiu jūs pradėti tai daryti. Vienas paprastas dalykas, susiveskite ChatGPT
parodyk man top 5 YouTube videos apie tai, kas yra refleksija, arba parašyk santrauką. Ir tada padaryk man ateinančių 30 dienų gairės, kaip aš turėčiau reflektuoti, kokius klausimus užduoti. Ir jūs jau turėsit puikią pradžią ir pradėkit lavinti tą gebėjimą. Nes tik tais tie žmonės, kurie pradeda po truputį gilintis į save, po truputį suprast, kodėl aš veikiu taip, kaip veikiu, kas man patinka, kas man nepatinka, jie pradeda save keisti ir transformuoti. Ir tada jie gali susikurti save tokiom versijom, kuri jau nebijo, kai kažką lupa arba iš kažko tyčiojas pastovėti už tą žmogų. Jie žmonės tada labiau gali suprasti kitų emocijas ir panašiai. Tai jums yra puikia aplinka, nes mokykloje vyksta tiek daug įvairiausių dalykų, jūs patirėte tiek daug emocijų, kad grįžę namo, jūs galite atsisėsti prie popieriaus lapo ir pagalvoti, okei, A, čia man nepatiko, kaip aš elgiaus, B, čia patiko. Ką aš galėčiau daryti kitą kartą kitaip. Ir vien tik tokius 3 žingsnius pasidarę, jūs jau tapsit kitokie žmonės. Ir jeigu jūs tai darysit kiekvieną dieną, jūs būsit žiauriai aфиgenė. Čia yra mažiausiai, ką jūs galite daryti, būdami toje sistemoje. Kitas dalykas. Tai erdvė savikūrai. Kai aš pradėjau dirbti kariuomeniai, baigęs karo akademiją, man buvo žiauriai sunku rasti prasmę, susikurti savo prasmę, dirbti su šauktiniais. Kapėc, kaip buvo sunku. Tai ką aš padariau? Aš pradėjau taip efektyviai dirbti, kad padaryčiau per maks 4 valandas dienoj viską tai, ką padaro kiti būrių vadai, kad likusias 4 dienas aš galėčiau skirti coachinant paauglius, ne paauglius, aš tos šauktinius, vedant jie meditacijas, vedant dar kitokius dalykus. Ir aš, būdamas kariuomeniai, kadangi nejutau kariuomeniai prasmės, aš jau supratau, kad turėsiu kažką keisti savo gyvenime. Ir kad keist, aš žinau, kad turiu užsiugdyti kažkokį skillą turėti, kuris man leis uždirbti pinigus, nes aš išeisiu į niekur ir kas tada bus. Tai ką aš pasidariau? Aš atsispausdinau 5 metų trukmės kalendorių ir pasikabinau Klaipėdoje ant namų sienos. 5 metai. Excelio failiukai, kvadračiukai, tai ten buvo va tiek va. Ant sienos. Kodėl aš tai padariau? Aš tai padariau dėl to, kad aš patikėjau tą mintim, kad jeigu tu kiekvieną dieną skirsi po 1 valandą 5 metus iš eilės vieno skilo įgūdžio lavinimui, tu tapsi tarp top 1% viso pasaulio žmonių šitoj srity. Ir aš visiškai įtikėjau tą mintim. Ir kas įdomiausia, tai nėra tai, kad užtenka 1 valandos per dieną 5 metus, tai čia 365 kart 5, tik tiek valandų. 2000 nesiekia. Tai tiek nepakanka, bet kas atsitinka, taip veikia įpročiai. Aš iš pradžių skiriu po 1 valandą. Po pusės metų manyje tai jau suformuos tam tikrą įprotį, kai man nebekils pasipriešinimas ir aš noriai skirsiu kiekvieną valandą. Tada aš net nepastebėsiu, kaip aš į dieną skiriu tam įgūdžiui, pavyzdžiui, fotografavimui, kalbėjimui viešam, rašymui, ne po 1 valandą, o po 2 valandas. Po 3 metų to darimo, tai man taps priklausomybė, ar tai būtų sportas ar bet kas, ir aš pastebėsiu, kad aš darau tai jau po 4 valandas. Aš pastebėsiu tai, kad aš jau išeidinėju iš savo seno darbo, nes man daugiau laiko visų žima tai. Ir hebra, gyvenimas mūsų yra suformuotas iš daugybės mažų mikro įpročių. Jeigu jūs leisit savo tai pasidaryti, suformuoti kažkokį įprotį mokykloje, jūs būsit žiauriai aфиgenė ir jūs galite tai padaryti. Ten yra puikiai erdvė savikūrai. Jūs galite, pavyzdžiui, ugdytis įprotį tai, kas yra nepatogu. Pavyzdžiui, man išeina 2 iš matematikos, aš šituos ateinančius 2 metus darysiu viską, kad man išeitų čirikas. Nepaisant to, kad man yra tai nefaina, aš to nesuprantu ir yra šūdas. Jūs tada viduje savo susikūrėt prasme, aš dabar įrodysiu savo ir visam pasauliu, kad nepaisant to, kad man nepavyksta, aš tai padarysiu. Ir tai vėliau išugdys jūsų viduje atsparumą, kuris padės gyvenime susitvarkyti su pačiais didžiausiais iššūkiais. Žiauriai dideliais iššūkiais. O kiekvieno iš jūsų laukia iššūkiai, jūs net neįsivaizduojate.
Jūs kovosit su žiauriai dideliais demonais savo gyvenime ir drakonais. Ir laimės tie, kurie mokės veikti ne tada, kai yra žiauriai sunku. O tam reikia išlavinto įpročio. Veikti ne tada, kai yra sunku. Rast prasmės pačiam didžiausiam sunkume. Todėl man prasminis momentas, kalbant apie mokyklą, yra pats svarbiausias. Ieškoti jums būdų įsiprasminti. Pagalvokit, kokį jūs įprotį galit mokykloje formuoti arba kasdienoj formuoti. Šalia visos mokyklos, kurioje dabar esat ir kurios sistemai priklausot. Ir galiausiai, tai trečias dalykas - erdvės santykiui. Ateitis priklauso tiem, kas moka geriausiai išnaudoti minkštąją galią. Minkštoji galia yra būtent susijusi su socialiniais įgūdžiais. Per pertraukas varykit užkalbinti nepažįstamą bičai paną, panos bičą, panos paną, bičai bičą, nesvarbu, tiesiog eikit kalbėti apie jo ar jos gyvenimą. Jeigu jūs kiekvieną dieną, va čia gali būti puikiai susijęs su įpročiu, skirsi 10 minučių pokalbiui su kažkokiu nepažįstamu žmogum, jums taps vis lengviau kalbėti su nepažįstamu žmogum. Kuo jūs geriau mokėsit kalbėti su nepažįstamu žmogum, jums tuo daugiau atsivers galimybių gyvenime. Ir tai bus tiesiog aфигенно. Tai čia yra mažiausiai 3 dalykai, ką jūs gali daryti. Bet jau vien pradėti refleksiją ir pradėti kažkokį formuoti įprotį, tai jau yra kapėts kiek daug. Labai daug. Ir yra keli svarbus labai dalykai, kuriuos norėčiau jums paminėti. Tai pirmas dalykas yra tas, kad nepaisant to, kad jūs turit santykį į mokyklą, tokį, kokį turit dabar. Mokykla tokia yra. Jūs to nepakeisit. Bet jūs galite tai išnaudoti, kad jūs taptumėt pačios geriausios savo versijos ateityje. Tik ko jums labai svarbu yra nepamiršti ir visą laiką turėti čia. Jūsų tėvai ir jūsų mokytojai mokykloje gyveno visai kitų laikų, kur mokykloje rasti prasme tapdavo daug lengviau. Jie nematydavo visų tų pavyzdžių, kai žmonės pasiekė daug, net nebaigė mokyklos ir taip toliau. Jiem tai būdavo galimybės ir atsiverimas visam pasauliui. Ir dabar tai yra dar šiek tiek daugiau galimybių, bet tai nebėra toks didelis skirtumas. Tai jūsų tėvam ir ypatingai vyresniem mokytojam tai yra kapėts kaip svarbu. Ir atsiminkit, kad jūsų tėvai nėra kvaili. Jie gali suprasti ir jūsų poziciją. Todėl aš jūs labai kviečiu tuos, kurie esat čia ir kurie stebit YouTube'ai. Paimkit ir su tėvais peržiūrėkit šitą vaizdo įrašą ir sakykit, ei, žiūrėk, aš galvoju čia taip ir taip. Tėti, mama, kaip tu galvoji? Ar mes galim rasti vietos kažkur pasistumdymui, kur galėčiau aš rasti vietos savo, bet patenkinti ir tavo įsivaizdavimą apie mokyklą ir ką aš turėčiau padaryti. Tai gali atsitikti labai graži vieta diskusijai. Ir atsiminkit tai, kad jūsų tėvai, mano tėvai tai tikrai, ne mano tėvai dar ne, mano seneliai, jie darė viską, kad pastatyti Lietuvą. Jiem visos tos galimybės, kurios mes turim šiandien, jiem buvo kapėts nesuvokiamas. O mes visą tai gavom nepadarę nieko. Jūs gyvenat tokius gyvenimus, kokius gyvenat, nieko dėl to nepadarė. Jūs tiesiog dabar aфиgenai turit viską. Ir jums žiauriai sunku vertinti ir suprast tuos dalykus, kurie yra. Ir jums norisi daugiau. Ir tai yra natūralu. Tiesiog turėkite tai omeny. Nes tai jums duos daugiau vietos dialogui su tėvais ir su mokytojais. Kitas dalykas. Aš pastebiu labai didelį jaunuose žmonėse, ypatingai vaikinuose, kylantį nepasitenkinimą sistema dėl prievartos ir dėl šitos prievartos, kadangi ypatingai tie vaikinai, kurie dar nori gyvenime daugiau, jie ieško kažkokių alternatyvų, kuo pakeisti mokyklą. Ir tada prasideda visi School, Alex Hormozy, prasideda Hustles University, Andrew Tate, prasideda visi kiti reikalai. Ir tai yra natūralu, nes aš suprantu, jūs ieškot alternatyvų ir su tuo nieko nėra blogo, tai yra labai gerai, bet jūsų tada prasmė apie ateitį pradeda kurtis apie pinigus ir verslą. Ir atsitinka labai daug tokių hate speech'o, pavadinkim,
apie tai, kad mokytojai, kaip gali jie mokyti, kai jie net važiuoja su prabangia mašina ir neturi pinigų, koks tu gali būti įkvėpimas. Bet hebra, pinigai yra tik vienas iš milijardo kitų prasminių dalykų šitam gyvenime. Yra kultūra, yra menas, yra pasitenkinimai, visokie kitokie. Ir ne viskas yra apie pinigus. Bet būtent tai, koks yra didžiulis pasipriešinimas jaunų žmonių, negebėjimas suprasti prasmės sistemoje, nuveda juos į kitas alternatyvas, o alternatyvos yra one-pointed, apie dalykus, kurie iš tikrųjų nesuteikia labai daug prasmės ir džiaugsmo gyvenime. Ir jūs tik dar labiau klaidina. Ir trečias dalykas, bendram kontekste, mokykla yra reikalinga, žiauriai reikalinga. Ji juda labai lėtai, bet ji išjudės. Aš nežinau, kaip tai bus, ar gal jūs rasit atsakymą, bet aš labai noriu, kad jūsų balsai taptų išgirsti, kad kai bus kitas ugdymo forumas, kad dalyvautų bent 10 paauglių ten, kurie galėtų pasisakyti, kad, ei, mes mokyklą matom tokią, kad jums būtų pasakyta, ei, įsivaizduokit, jūs turite dabar 3 milijardus biudžeto, ką jūs padarot su mokykla, kokia mokykla, kaip jie atrodytų, kai jūs būtumėt įtraukti, nes dabar už jūs sprendžia viską ir tai nebūtinai yra gerai. Nes tai turėtų atliepti ir jūsų vidinį prasminį horizontą. Ir čia yra, žinot, kas toksai? Nu, Tautvydai, kas čia toksai? Ne. Vokiškas Čiurlionis, bet su kūju. Friedrichas Nyčė, jo. Čia yra Friedrichas. Klaus. Friedrichas Nyčė ir aš noriu šitą paskaitą užbaigti su vienu tokiu neprašytu jūsų pamokymu iš jo gyvenimo knygos štai taip Zaratustra kalbėjo. Ir jis šioj knygoje kalbėjo apie 3 žmogaus dvasios virsmus. Kai aš dabar miniu žodį dvasia, aš nekalbu apie atspindį veidrodį, aš kalbu apie tą jūsų vidų, kurį dažnai jūs pamirštat ir paaukojat vardan atspindžio. Ir jis šitoj knygoje kalbėjo šitaip. Aš dabar jums papasakosiu 3 stiprios žmogaus dvasios virsmus. Pirma, stipri dvasia užsikeičia pavirst kupranugariu. Vėliau iš kupranugario į liūtų pavirsta. Kol galų gale iš liūto į mažų vaikų atvirsta. Ir pirmiausia, stipri dvasia, tai vien tai, kad jūs čia atėjot, jūs jau turit potencijos šitai stipriai dvasiai. Stipri dvasia pradeda lenktis it kažkoksai gyvulys, neštinis gyvulys ir prašo, kad jį ant jos užkrautų kuo daugiau svorio, kuo daugiau sunkumų, kuo daugiau atsakomybių. Ir stipri dvasia taip virsta kupranugariu. Ir tas kupranugaris paaukoja visus malonumus, jis paaukoja patį save vardan atsakomybės, kurią galėtų nešti. Ir jis su visa šita atsakomybė, stipri dvasia it kupranugaris, išeina į pačią gūdžiausią dykumą, kur nėra vandens ir nėra maisto. Ir ji tai padaro fucking savo noru, ne kitų verčiama. Ir ji nešasi tai metų metais. Ir ji neša tai tam vien tik tais dėl to, kad galėtų savo pasakyti, kad aš esu tokia stipri ir aš galiu nešti tiek daug atsakomybių ir prašau, kraukit man daugiau. Bet, kai ji jau yra gūdžiausiai dykumoj, dvasia iš kupranugario liūtų pavirsta. Jinai liūtų pavirsta dėl to, kad turi išsikovoti savo laisvę. Prieš liūtą pasirodo drakonas, kurio vardas yra tu privalai. Ant kiekvieno žvyno yra užrašyta tu privalai. Jis stovi liūtui priešais kelią ir sako, tu privalai toliau viską nešt, nes tiek metų nešiai. Ir tai tave padaro stiprų. Tu privalai. Tu turi visus mokytojus, kurie visko tave išmokė.
Tu privalai toliau viską nešti, bet kadangi liūtas jau nebe kupranugaris, jis yra liūtas, kuris nori jau laisvės, jis sako, bet aš noriu. Ir jis pirmą kartą savo gyvenime leidžia ištart žodį aš noriu. Ir jis tą drakoną privalo nužudyti. Jis privalo padaryti siaubingą darbą, nužudyti visą tai, kuo jis anksčiau tikėjo, dėl ko tiek daug nešulių nešė. Pasakyti visam tai savo pareigai ne ir išsikovot laisvę nuo visos tos pareigos. Jis pagaliau yra pakankamai stiprus, kad pasakytų, ko nori, o ne tik, ko reikia. Ir kai atsitinka tai, kai įvyksta didžiulis plėšrūno darbas, labai negražus, kai jis nužudo visą tai, ko jis anksčiau tikėjo ir visą tai darė, galų gale jis privalo vaiku pavirsti. Nes vaikas sugeba tai, ko net liūtas negali. Vaikas yra apie naują pradžią, apie naują kūrybą, apie susikūrimą iš nulio ir savo pastatymą savęs ir kažko aplinkui nepaprastai gražaus. Ir aš jums dabar papasakojau 3 žmogaus dvasios virsmus, kuriuos nupasakojo Nyčė. Kai stipri dvasia pirmiausia pasirinko pavirsti kupranugariu, iš kupranugario pavirto į liūtą ir iš liūto mažu vaiku. Ir aš jums jo pasakau dėl to, kad žiauriai daug jaunų žmonių, ir aš nenoriu, kad tai būtumėt jūs. Jūs norit būti iš karto liūtais, neturėdami jokių dantų. Ir niekas negazdina tai, ką jūs šaukėt, rėkėt. Ir manot, kad jums gyvenimas priklauso. Aš žinau, kad tai yra galbūt karti piliulė nuryt, bet ji tokia yra. Jūs neprisikrovė ant savęs daugybės atsakomybių, nešulių ir pasauliui neparodė, kad pažiūrėkit, kokia aš esu stipri. Jūs negalite tikėtis, kad visas pasaulis jums tiesiog parklups prie kojų ir jums neš visą tai, ko jūs trokštat. Pirmiausia, jūs turit atiduoti duoklę pasauliui, ugdydami savo vidų, parodydami savo, kokie jūs stiprus esat, kad jūs gebat susikurti prasmę ten, kur prasmės nematot, kai jūs gebat nešti daug daugiau, negu kiti žmonės jumis tiki, kad galit nešti, kai jūs įrodot tėvam ir visam pasauliui, kad jūs nesat tokie, kokie jie mano, kad jūs esat. Kai jūs visą tai padarot, tada jūs turit potencialo pradėti reikšti savo valią ir ko jūs siekti tai, ko jūs iš tikrųjų norit. Bet pirma, viskas yra apie jūsų vidaus pažinimą. Kai jūs pažįstat savo vidų, kai jūs žinot, kad galit daug daugiau, kai jau nebegalit net išbūt su tuo, kad aš tiek metų viską nešu ant savęs, tada jūs galit pradėti kovoti dėl kažko. Ir aš to jums labai linkiu, chebra. Labai linkiu jums būti kupranugariais. Leiskit savo pabūt kupranugariais, kai visas pasaulis dabar nori, kad jūs iš karto taptumėt fluffy liūtukais. Nebūkit fluffy liūtukai. Pabūkit ilgą laiką kupranugariai tam, kad tada taptumėt tokie plėšrūs liūtai ir liūtės, kad visas pasaulis jūsų bijos. Bet kad tai atsitiktų, jums reikia žiauriai daug atsakomybės ant savęs užsikrauti ir patirti žiauriai daug patirčių. Žiauriai neskanių, žiauriai nesaldžių. Bet tai yra vienintelis būdas tapti greit. O šiandien dienai tapti greit yra labai lengva, nes aplinkui yra žiauriai daug silpnų žmonių, kurie apie buvimą kupranugariu net negali pagalvoti. Tad linkiu būti chebra kupranugariais. Ir labai ačiū, kad susirinkot. Ačiū, man labai faina, kad buvot. Antrą Velykų dieną čia. Ačiū, chebrytė.